Tai eilinės inspekcijų metu buvo nustatyta, kad dalis palangos baltės 10-okų vengia lankyti pamokas, o jeigu ir ateina į pamokas, tai bėga iš jų ir užnešia mobilių. Ir net atitinkamas transporto priemonės, tai yra mokomis ir savadarbiais. Mūsų mokyklos filmavimo kameros užfiksavo šį faktą. Jauskaitė Daina, Bumbulytė Gabrielė, Simaitytė Laura. Kviečiame eksperimentiniam patikrinimui. Advokatų protestas atmestas. Kaltinimas patvirtintas. Teisėja paprašė kunigėlį. Dar priimtuoti teisėjai. Noriu papasakoti apie vaikus ir mergelus atimtas mobilaitį ir tapto prikamina. 20-okai. Esate kaltinami Lietuvos gamtos ir gyventojų aplinkos teršimu, darbingo jaunimo, tai yra jūsų pačių sveikatos trikdymų. Žinoma, ne visi jūs pasukate šio pavojingų keliu. Protestuoju, jiems neparduoda cigarečių. Mes žinome, kad neparduoda, todėl įtarėme, kad jie moka sukti kasiukus patys. Kaltinamieji, Dagelis Justas, Nastėckis Andrius. Priemonės reikalingas užduočiai atlikti. Per muzikinį foną jūs turėsite susukti tikriausią kasetą. Pradedame. Tu susuk kasetą, didelį ar mažą, man tikrai nesvarbu. Vis tiek vienodai veža galvoje, kai širdyje. Gerą pasą sudėčiau dar vieną, jaunimo mažą. Tu susuk kasetą, didelį ar mažą, man tikrai nesvarbu. Vis tiek vienodai veža galvoje, kai širdyje. Gerą pasą sudėčiau dar vieną, jaunimo mažą. Слышали, косяки? Намогат косяку суд. Скажем. Дело с нами, могат косяку суд, надо вникнуть. Оперу смотреть. Teismą kreipėsi į mūsų maitintą, iki parduotuvės pardavėją Graža Nusukytė. Kviečiame liudyti ponę Gražą. Prisiekite, kad sakysite tiesą ir tik tiesą. Da, tik tiesą. Dar norėčiau pasakyti didelį spasybą своего šefo. Tai va, aš nusivyliau labai jaunimo, они перка только чесночных булочках. Да, посмотрите. Mindaugas, Dėjus Edvinas.
buvo pasiūlytas laiko viršininko. Slaptos kameros įrengtas visoje mokykloje jau duoda savų vaisių. Mums pavyko sužlugdyti rengiamą teroro išpuolį prieš mokyklos administracijas. Kviečiamas agentas 07 liudyti tą svarbų įvykį. Aš dabar koncertą tik pažiūrėti mano slaptus įrašus. Kaltinimas visiškai aiškus. Vienišų vaikinų psichikos sutrikimų pasireiškimas ir liguistas antrosios pusės ieškojimas. Bet teroro aktą organizuotas sugebėtų aktas. Protestuoja, jie negirdi, tai mokykla kalta, kad vaikinai klasėje paliko vienus nevengiai. Todėl iš toros važiuoja ypač per Valentino dieną. Kai gretimoje klasėje vienam vaikinui pažiūrė kitas tempas. Todėl iš nerimtės ir mokyklos sprogdinti norėtų. Reikalauja iš teisės. Tai jūsų mokyklos merginos nuolat blogamos statybinės medžiagas ir blokuojamus alkūnus. Mums nepavyko išaiškinti, kur špamai dėdavo vaikinai, kuriems buvo pastebėti lakstantus su gyvūnais. Rimtaitė Emilija, Bagdonaitė Kotryna, Matkevičius Aušrius, Žorovskytė Ernesta, Justas Pačinskas. Anarchistas.